Kokiai santechnikos įrangai derėtų skirti daugiausiai dėmesio ir į ją investuoti, o kur galbūt galima būtų sutaupyti? Šiame išplanavime ne vien tik tai funkciškai išdėliojame, išprojektavime, kur ten irgi būna klaidų padaryta, bet ir pačiame parinkime gaminių, kad jie derėtų ne vien tik tai funkciškai, bet ir estetiškai. Kiekvienas gaminys arba kiekviena gaminių grupė, kaip ir daugelio atveju gaminio pasirinkime yra, vadinkime, standartinė klasė ar kažkokia premium segmentas ar dar aukštesnis segmentas. Tai galima sutaupyti atsisakant išskirtinių dizaino sprendimų, tarkim, spalvinės gamos. Kaip pavyzdys, standartiškai chromuoti maišytuvai arba chromo atspalvio. Tai be abejo, kad auksinį ar matinio aukso ar dabar populiarūs ant bangos vario spalvos, faktas, kad jie išaugins bendrą sąmatą. Bet šioje vietoje vėl reikėtų kompromisinių gal variantų ieškoti. Galima, tarkim, miksuoti chromą su nerūdijančiu plienu arba tą patį, tarkim, juodą spalvą vis dar populiarią, kur nesiliečia su vandeniu nenaudoti, o kur tai naudojasi, tarkim, kur yra tiesioginis sąlytis su vandeniu, gal naudoti chrominius paviršius. Čia galimi įvairūs iš tikrųjų sprendimai. Dėl pačių gaminių yra tokių situacijų buvę, kad, tarkim, spintelė, tai galima taip sumodeliuoti, kad jeigu noris kažkokio išskirtinio gaminio, tai naudojate kurį laiką, tarkim, tik tai stalviršį ir po kažkiek laiko galima papildyti ją ir apatinę dalim spintelę pas baldininkų užsisakyti. O visą tuo laikotarpiu, tarkim, naudoti tiesiog, tarkim, apatinę lentyną kaip pasidėjimą. Iš esmės yra kūrybiškumo irgi klausimas ir irgi jau klausimas naujakuriams, kaip jie mato tą vaizdą ir kokiame apimtimi norėtų galutiniam rezultate gyventi čia ir dabar, ar kažkiek lūktelti ir kažkokių kompromisinių, jeigu pavadinkim, kažkokį laikotarpį, galima sakyti, pratempti arba tos, kaip minėjau, kažkokius metus ir galiausiai galutėti galutinį rezultatą tokio, kad tikėjusi, tokio, kad nori.